Gerą dieną, ponios ir ponai. Šiandien pirmą dieną, kai Lietuvos rinktinė užlipo ant ledo Švedijai, ant vandens telkinio, kur vyks poledinės sportinės žūklės čempionatas. Jau daug komandų iš tikrųjų yra atvykę. Tai gal pradėkim nuo to, kur mes čia dabar esam. Tai atvyko Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinė į Švediją. Ten matom, vienas iš estų komandos mojuoja į Švediją. Tai yra Pitėja miestelis toksai, nėra toksai labai didelis. Gyvena apie 24 tūkstančius žmonių čia. Jeigu sulygint su Lietuva, tai toksai panašus kaip Radviliškės arba Utena. Tai tokio dydžio miestelis yra čia. Tai šitas miestelis nuo Stokholmo yra nutolęs apie 900 km į šiaurę. Iš tikrųjų, toli į šiaurę. Iki poliarinio rato čia yra likę apie 100-120 km. Tai iš tikrųjų dar pavažiavus, kiek galima turbūt ir baltų meškų sutikti. Bet čia jų tikrai nėra, nematėm bent jau. Tai jeigu trumpai apie šitą vandens telkinį, tai yra toksai įlanka, kitaip vadinamas fjordas. Jeigu gerai aš prisimenu, kaip jis vadinasi, tai Sørfjorden, atrodo, va taip vadinasi šitas fjordas prie šito Pitėja miestelio. Toliau, jeigu pereinant prie rinktinės, tai šiemet pas mus atvažiavo su rinktinė Artūras Kvirba, Deividas Račkauskas, Arūnas Koska, Modestas Atmanavičius, Mindaugas Leonas, Mindaugas Ieška, Gediminas Cironka, Rolfas Bitinas, Darius Jekiūnas, Evaldas Bernatonis, Nerijus Budrys, Tadas Turauskas ir Albertas Rutkauskas. Tai reiškia, beveik visi esam čia išskyrus Evaldą Bernatonį. Evaldas prisijungs truputį vėliau, taip pat su juo prisijungs vėliau ir Tadas Turauskas, kurie taipogi padės vyrams, kai jau bus varžybų dienos. Jeigu paminėt, kokios komandos dalyvauja ir kas jau yra čia atvykę, tai pabandysiu prisiminti. Tai reiškia, aišku, varžybų šeimininkai švedai, toliau norvegai, toliau suomiai, latviai, estai, lietuviai, lenkai, amerikiečiai, Kazakstano komanda taipogi turi atvykti vėliau. Kažko dar, man atrodo, nepaminėjau. Prisiminsiu, tai paminėsiu turbūt vėliau. Aišku, nebūtumėm čia mes atvykę su visa ta mūsų delegacija, jeigu ten neturėtumėm rėmėjų. Tai jeigu trumpai galima būtų apie rėmėjus, tai pagrindiniai rėmėjai yra kompanija Movie Wheels, tada kompanija Viking, Alytaus rajono savivaldybė, Trakų sporto centras, vieni iš pagrindinių rėmėjų. Na, aišku, visi jūs, kurie prisidėjo, todėl, kad mes galėtumėm atvykti į Švediją ir parsivaržyti su geriausiais pasaulio sportininkais. Tai tiek būtų trumpai ta visa situacija. Jeigu dar prisimint sportininkų savijautą, tai visi jaučiasi gerai, išskyrus Artūras Kvirba, jisai truputį sloguoja, truputį karščiuoja, bet gavo nuo Deivido keletą piliulių išgėrė, tai šiandien truputį geriau, tikimės, kad labai greitai jisai pasveiks ir stos pilnu pajėgumu į treniruotės. Tai visi mūsiškiai šiandien irgi treniruojasi ant ledo, matau Latvijos, amerikiečius, estai daro atranką savo
Šiandien taip pat daro atranką ir ukrainiečiai, kas papuls į rinktinės pagrindinę sudėtį. Matau, čia klausimą kažkas parašė, tai greitai paskaitysiu. Ar jaučiatės daug maž kaip namuose, ar jaučiami tokie skirtumai, kai buvo JAV? Nu, kaip pasakius, jeigu žuvies atžvilgiu, tai yra čia ir smulkios žuvies, ir stambios, kaip ir Lietuvoje, aišku, daug maž ta žuvis yra kaip ir Lietuvoje. Visa tai papuola ešeriai, kojos, viena kita meknė. Tai turbūt negaliu dabar teikti po pirmos dienos treniruotės pradžia, ar čia visi gerai jaučiasi, ar jaučia kažkokį diskomfortą, bet manau, kad mūsų sportininkų lygis yra tikrai aukštas ir tikrai jie jaučiasi gerai, bet kokiom sąlygom. Tai dabar prieisim prie komandos vadovo, jis pasakys porą žodžių, kai jis mano. Čia matot priekį estai. Iš tikrųjų, kibimų yra daug. Kimba visur. Bet daugiau maža žuvis, kiek kalbėjau su vienu iš estų trenerių padėjėjų, tai šiandien kažkaip yra blogesnė situacija su balta žuvim. Daugiau gaudosi nedideli ešeriukai, vienas kitas didesnis, iki 300 gramų papuola. Tai kol kas tokios žinios nuo ledo. Reikia dabar tik surasti, kur yra komandos vadovas, nebematau, aš jau ką tik buvo čia. Bet būtų įdomu pakalbinti. Šiandien vyrų netrukdysiu, nes pirmą treniruotę, tegul truputį adaptuojasi, tegul pripranta prie to ledo. Ledas storokas yra, tai vietom metras plus. Tai yra reikalų jį pragręžti, vandens ant ledo dabar nėra, tai nėra jau tai tokia bloga ta situacija. Grąžtus turim ilgos, svarbiausia yra tai o išgręžti eketę jau kažkaip išmoksim tą storą ledą. Praeitais metais gręžė Mongoliją, tai jokių bėdų nebuvo, tai manau, kad ir dabar nebus. Gylio čia nėra daug, čia apie 4-6 metrai bus sektoriuose. Tai nebus taip sudėtinga, ten matau vienas iš trenerių ir komandos vadovas, o ten tolumai galit matyti. Rolfas Bitinas ir Darius Jakiūnas, Evaldas, kaip ir minėjau, prisijungs truputį vėliau prie mūsų. Kazakstano sportininkų tiesą dar nemačiau, turbūt neatvykę. Į eterį bandysim išeiti kiekvieną dieną nuo 11 valandos. Ilgai nėra iš tikrųjų ką pasakot. Tai papasakosim, kaip tos mūsų treniruotės sekas, kaip vyrai jaučias. Kažkokias galbūt įžvalgas treneriai pasakys. Turim atsivežę išmanų echolotą, kuris rodo realių laikų ir 360 laipsnių aplinkui. Tai vėliau, aišku, eisim, žiūrėsim, kur ta žuvis stovi, kokie gyliai. Ja, matau, treneris stovi su spinigėliu, kažką ten daro. Sako, į viršų kyla žuvis. Ne, aš neišbaidžiau žuvį. Artūras va čia, matom, sėdi. Matot, gyvas, sveikas, truputį negalvoja, bet užsidegimas pas šitą sportininkai tai nerealus yra. O, buvo. Neišbaidžiu, aš tyliai atėjau. Metras ledas, su tanku gali važiuoti.
Nu va, tokias tos švediškos žuvis. Išeina Artūras kitur, nepatinka jam tos mažos žuvis. O, Rolfas irgi pasiėmęs aparatūrą, ne savo. Nu, pakalbinkim Rolfą, ką jis pasakys, aš jam duosiu mikrofoną, kol dar nepamečiau aš jo, ar jau pamečiau. Oi, ne, nepamečiau, vyra, negazdink. Tiesiogiai? Jo, ateik čia. Ką, sveiki visi. Pirma diena po atvykimo, laisva diena visiems. Apsižiūrim tvenkinį, bandom prasivėkti, pasižiūrėti, kaip gaudo kitus. Latviai daro, kiek suprantu, atborus varžybėlės, jau jie čia 3, gal 4 dieną. Estai lygiai taip pat. Švedai treniruojasi, amerikonai jau treniruojasi 3-4 dienas. Taip kad mes jau šį kartą nebe pirmi, kaip visada pripratę. Visi gudrus. Jo, visi gudrus. Ukrainiečiai yra atvažiavę, tai Nerijos rodė, turbūt pilnas ledas. Šiandien truputį laisvesnė diena visiems mūsų sportininkam, kad pasižiūrėtų, pažvejotų, pasivaikščiotų tose varžybų vietose, kad pamatytų, susipažintų su žuvim, kokia žuvis. Truputį padalinom jaukų 2 skirtingų rūšių, kad irgi pasibandytų, gyvų masalų per daug nedavėm, kad pataupyti, nes jų nėra masė, čia nenuveisi parduotuvę, nenusipirksi. Ką, kelionė buvo tokia truputį sudėtinga, kai kas pavėlavo į keltą su visais daiktais autobusu, teko aerouoste po valandą laiką abiem, kadangi skridom su 2 skirtingais lėktuvais, teko palaukti aerouoste. Truputį nesklandumų turėjom su apsigyvendinimu, padalinu į 2 dalis komandos turėjo eiti miegoti su latviais tarp vieno namo, tai šiandien iš ryto viską persinešim daiktus per administraciją, susitarėm, kad galėtume susikeisti vietomis su latviais, kad visi būtume vienam name, vienoj vietoj. Gal tos kainos truputį labai gąsdina, nu, tikrai didokos, ne taip kaip mums Lietuvoje, tai tikrai jos yra gąsdinančios. Planavom už viešbutį sumokėti 5 000 eurų, o gavusi jau beveik 9 000 su maitinimu, taip kad tikrai nėra labai paprasta. Kainos tikrai nedžiugina čia mus. Manau, kad ir taip šalis viena iš brangiausių pasaulyje turbūt. Švedija. Šiaip tvenkinys labai įspūdingas, žuvies matosi yra tikrai labai daug. Šiandien, pasak kitų komandų, truputį prastesnis kibimas, apsiniaukia, nėra saulutės, tai truputį prašiau ir mes pastebėjom, kad nėra daug stambių žuvų, smulkios yra daug, o stambių nėra. Yra galimybė dabar apie 7 dienas pažvejoti sektorių vietose, paskui sektoriai užsidaro. Bus galimybė žvejoti tik tai 0,5 kilometrų nuo sektoriaus, bet mes gyvenam, kaip suprantam, ant tos pačios įlankos kranto, tai galėsim galbūt iš namų nuveiti ir pasižvejoti. Nu, viskas priklausys nuo oro, kokie svoriai per varžybas bus. Tai matant tiek, kiek yra žuvies, tai mes turbūt čia darydami treniruotės varžybų vietose iki oficialių treniruočių bus 2 paras uždaryti tik tai sektoriai, tai tą žuvį turėtume sutraukti iš visos įlankos dar arčiau į varžybų vietą, paskui tik tais liks žiūrėti, kaip jinai elgsis po oficialių treniruočių, kai tik tai bus jaukinimas aplink sektorius, bet aš nemanau, kad ten turės labai daug didelės įtakos. Tikrai nusimato labai sudėtingas čempionatas, nes aš savo istorijai nepamenu, kad tiek komandų treniruotųsi 2 savaitės iki pasaulio čempionato. Nepamenu, kad tiek daug susirinktų komandų. Iš principo nebėra jau varžybų vietose, kur ieškoti plotų, kad nebūtų sugręžiotas ledas ir taip toliau. Taip kad tikrai bus įdomus čempionatas. Atsakomybė irgi guli ant pečių jau nuo pat pirmų minučių. Tai tikrai sudėtinga. Ką, ačiū visiems už dėmesį.
ir laukit reportažų kiekvieną dieną, kiek Nerijus 11 val. Ne kiekvieną dieną. Tai principė treniruočių pradžią galėsim pradėti. Taip. Tai dėkui vadovui, einam pabandysim pakalbinti vieną iš trenerių, jeigu jisai su mum kalbės. Jo, jeigu jis su mum kalbės, turi aparatūrą, mes apie tą aparatūrą jau visą dokumentinį filmą esam nufilmavę, kaip jinai veikia ir ką jinai rodo, o galit matyti, kiek yra žuvies. Dariau, imk mikrofoną ir pakomentuok biškį, kas ten yra. Nieko ten yra. Šabakštynas ir ešeriukai ganosi. Kelmynas yra ir ešeriukai ganosi aplinkui kelmus. Šiaip tai kol kas nieko įspūdingo nematom. Žuvies daug, bet gana smulki. Stambios gana nedaug šiandien matau. Papasakok, ką darysim su tuo aparatu vėliau. Kas su tuo aparatu? Stebėsim treniruotės, žiūrėsim, kaip žuvis elgiasi treniruočių metu ir pagrindinis darbas bus per oficialias treniruotės aplink sektorius apeit. Pasižiūrėti, kas sektoriuose darosi. Ir atsirinkti įėjimo taškus pagrindinius, kur žuvies koncentracija didesnė. Reliefo gal kažkokie pakeitimai. Nu, čia jau žiūrėsim pagal situaciją. Jo. Tai va, kol kas tiek žinių iš manęs, o toliau bus informacijos daugiau, manau. Dėkui treneriui, einam dabar, pažiūrėsim. Einam, pažiūrėsim pas kitus sportininkus, kitų šalių, ką jie ten gerą pagauna, jums bus turbūt įdomu pažiūrėti, kaip ir kokią žuvį gaudo sportininkai. Tai va, kiek vadovas pasakojo, kad vakar atvykę sužinojom, kad gyvensim kartu su Latvijos rinktinės nariais, tai gerų santykių dėka tiesa susitarėm su jais, kad mes jiems atidavėm vieną atskirą namuką, kur geresnės ženkliai sąlygos, bet užtat gavom vieną pastatą, kur galėsim sutilpti bendrai su visa komanda. Taip yra ženkliai patogiau visiems. Tai aišku, neapsėjo ir ten be cirkų, be tokių mažų niuansų, kadangi atsivežėm daug daiktų, daug pašarų, daug įrangos, tai kambariukai maži, vietos susidėti nelabai tiems daiktams yra, tai tam name, kur gavom visą, apie kurį minėjau, suradom tokią virtuvėlę, gan didelę, tai išsikrovėm ten viską, kas nereikalinga iš autobusiuko, susinešėm, jau apsidžiaugiam, kad radom vietą ir atvykus ant ledo prieš kokią 30 minučių gerų paskambino šeimininkė ir pasakė, kad yra bendra virtuvė ir ten daiktų laikyti negalite. Tai dabar turėsim važiuoti, viską iškraut ir galvot, kur tos daiktus sudėti, ar atgal į autobusą, ar kažkur pasavėjai kambarius, kur aš nežinau, kaip mes ten juos sutalpinsim. Čia matom Lenkijos sportininką. Tai tokia pravedimas atsargus, iš apačios į viršų, neagresyviai judina, pauzę padarė. Staigiai nuleido iki dugno, pastukseno į dugną ir dabar truputį agresyviau, mažesniais, kibimas. Jo, žuvies tai čia yra masė iš tikrųjų. Manau, kad bus labai reikšmingas dalykas, jeigu kažkas sugebės tą žuvį atsirinkti. Atsirinkti ta prasme atskirt mažesnę nuo didesnės. Tai jeigu sugebėsi atskirti žuvį ir gaudysi tik didesnę, tai jau 90% darbo padaryta. Čia va matom dar turim Lietuvos sportininką. Tai Gediminas Cironka čia gaudo. Pažiūrėkim, kaip jam čia sekas. Tikiu, kad gerai, nes čia, kaip ir minėjau, žuvies tai masė. Tik tai jinai nėra tokia stambi. Gedas sako, laukia didelės. Didelė aviža, 5 dzikai ir 2 naktiniai sliekai. Nu bent jau po gabaliuką nuo kiekvieno.
Gedas sako, buvo vienas kitas didesnis papuolė. Bet jo. Na, pirmas dienas, aišku, reikia apsičiupinėti, pasiruošti jaukus, vienus, kitus, trečius išbandys hebra. Ir tikrai kažką atras, matot, buvo kibimas. Nusibodo Gedui, trint šitą eketę, eis į kitą. Einam, gal dar pažiūrėsim kitą Lenkijos sportininką. O čia jisai tupi, matau, gal labai neužpyks. Bet jeigu ir užpyks, tai vis tiek mes prie jo prieisim. Ne čempionatas, tai galim sau leisti. Žinau, kad sportininkams nelabai patinka, kad juos stebi, bet nu ką padarysi. Jo dabar jie yra tokiai situacijai, kad ne aš vienas juos filmuosiu, o čia bus turbūt daug tokių kaip aš, kurie norės parodyti savo šalims, savo šalyje esantiems sportinės ir ne tik sportinės žūklės tiek mėgėjams, tiek daugiau profesionalams. Ir aišku, ne tik žiemvinės žūklės mėgėjams, bet ir visiems yra įdomu pasižiūrėti, kaipgi tie čempionatai vyksta. Ir kaip sportininkai rungtyniauja. Čia yra daug taktikų, technikų įvairiausių, tai vėliau būtinai apie visas ir ką pamatysim, pakomentuosim ir pašnekėsim kartu su treneriais. Tai turėtų tikrai įdomu būti. Manau, nebus liūdna, kadangi kibimų yra daug, žuvies daug. Tai pamatysim, tikiuosi, ir vieną kitą didesnę, ir meknę, ir ešerį. Tai turbūt kol kas būtų, ponios ir ponai, tiek šiandien, nes, nėra pirmą dieną apie ką šnekėt. Pakalbėjom apie atvykimą, apie sveikatą, apie vandens telkinį, apie tą regioną, kuriame esame. Tai kiek patys žinom, tiek ir jums perdavėm. O kol kas turbūt tiek, tai likite visi sveiki ir iki susimatymo rytoj. Pasistengsim 11 val. Lygiai ir pasidalinsim įspūdžiais iš šios dienos treniruotės, kaip ir minėjo treneris, į tokio lengvo tipo šiandien susipažinimas su vandens telkiniu, pasibandymas grąžtų, pasibandymas pragręžtą ledą ir pasižiūrėti, kas čia, kaip tas jaukas dirba, kaip gyvi dirba. Tai kol kas tiek ir iki visiems.